Sveiki, Delfi TV žiūrovai, pradedame transliaciją iš Dzūkijos sostinės Alytaus. Aikštės vidurėje klysta alytiškiai 2 taškai. Ir įsirašo pirmosius taškus į savo sąskaitą. Bando tuo pačiu atsakyti ir alytiškiai ir tai daro sėkmingai. Ieško laisvesnių komandos draugų alytiškiai. Čia matome zoninę gynybą. Bet randama, štai taip randa. Iki šiol baudų nemetė šiandieną šis krepšininkas. 1 iš 2. 50% taiklumas. Čia atgavoja kamuolį. Alytiškiai 2 taškai. Plius dar ir pražanga. Minutė 20. 2 taškai ir pražanga. Meti nepataikė tuoj kamuolį. Meti pakartoji. Ir tai yra sėkmingai. Čia gražus reidas ir Tomas Gaja taškų nėra. Toks blokas. Pražangos nėra. Lukas Balkūnas. Vasiliauskas universalus krepšininkas gali tiek įžaisti kamuolį, tiek aukštai šokti. O čia perimtas kamuolys ir 2 taškai. Ignas Sargiūnas. Ir iš karto pasileidžia greitąją ataką. Be jokių pražangų 2 taškai ir Sabonio krepšinio centras veržiasi į priekį. Norėtųsi palinkėti tiesiog ramybės. Čia puikus metimas iš po krepšio, labai sunkiai, bet Valinskas 8 sekundės. 3. Klaidinantis judesys, metimas išsisuka iš lanko. Tačiau Šemeklis buvo laiku ir vietoje ir pelno 2 taškus. Staiso savo klaidą už tą tokį individualų metimą. Čia 2 taškai ir pražanga. Štai taip, kokios emocijos. Pamiršo kitą atakos pabaigą. Kaip 3 taškis čia gražiai. Šiose rungtynėse. Toks metimas ir jis yra taiklus. Jis būtent mėgsta prisimti lyderio vaidmenį ir veržtis link krepšio. Čia lengvai Grantas Vasiliauskas. Grantas Vasiliauskas negauna kamuolio, nes jį vagia kauniečiai. 2 taškai ir pražanga. Nepakinta, o lieka vos 2 minutės trečiajame ketvirtyje. Čia nugarai krepšį Verbstė. 2 taškai. Toks reidas, taškai. Ignas Sargiūnas. Kamuolys prie tritaškio linijos, čia Vasiliauskas. Vasiliauskas 2 taškai. Užtvara čia, Uleckas nesiskiria su kamuoliu, meta iš po krepšio ir pataiko. 66-57. Toks perdavimas ir tokie svarbus 2 taškai. Tiesiog net nekovojas alytiškis, čia toks. Perdavimas per visą aikštę. 2 taškai ir pražanga. Sakalauskas. 2 taškai ir pražanga. Stojasi iš savo vietų. Delfi TV. Su jumis atsisveikina iki kitų kartų. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien.